Dirbtinis intelektas tapo viena didžiausių temų pasaulyje, ypač Jungtinėse valstijose. Tačiau beveik niekas nekalba apie tikrąją kainą, slypinčią už vieną dirbtinio intelekto sugeneruoto vaizdo ar pokalbio. Kiekvienas mokamas modelis sunaudoja tiek energijos, kiek Amerikos elektros tinklas niekada nebuvo sukurtas atlaikyti. O dabar paklausa sparčiai auga. Jungtinėms valstijoms reikia daugiau elektros nei bet kada anksčiau. Ir ji turi būti patikima, švari bei nuolatinė. Kiekviena Amerikos valstija skuba spręsti šią problemą. Tačiau viena valstija galbūt jau rado sprendimą. Tai kainavo $35 milijardus ir beveik sužlugdė ją pastačiusią bendrovę. Šiandien naujausi dirbtinio intelekto centrai sunaudoja iki 1000 megavatų. Tiek užtektų aprūpinti mažą miestą. Ir tai tik vienas pastatas. Dabar Javtokui yra 10 tokių dirbtinio intelekto centrų, o dar didesni jau statomi. Iki 2030 metų energetikos departamentas prognozuoja, kad duomenų centrai sunaudos 17% visos Jungtinėse valstijose pagaminamos elektros energijos. Tai gana paprasta. Elektros tinklas tam nebuvo sukurtas. Dirbtinio intelekto ekonomikai svarbiausia yra nenutrūkstanti elektros energija. Ir jie daro viską, kad ją gautų. 2024 metais Microsoft pasirašė 20 metų sutartį su Constellation Energy, kad būtų paleista iš naujo 3 mylių salos pirmasis blokas. Amazon pradėjo pirkti ištisas elektrines. Meta pradėjo tiesiogiai mokėti reaktorių kūrėjams. Prie jų prisijungė ir Google. Tai yra vienos turtingiausių kompanijų pasaulyje. Ir net jos negali pakankamai greitai gauti reikiamos elektros energijos. Ant šito pastatyta daug pinigų. Hipermastelyje technologijų išlaidos 2026 metais viršys $600 milijardų. Ir kiekvienas šių dolerių yra bevertis, be lizdo, kuris tiekia elektrą pagal poreikį. Tačiau viena valstija viską buvo išsiaiškinusi – Džordžija. 2023 ir 2024 metais įjungė 2 branduolinius reaktorius Vogtlės elektrinėje, paversdama ją didžiausią branduolinę elektrinę Jungtinėse valstijose. Viena vieta pakankamai galinga, kad be pertraukos aprūpintų milijonus namų, be anglies dvideginio išmetimo ir sukurta veikti 60–80 metų be sustojimo. Būtent tokios elektros sistemos dabar desperatiškai ieško dirbtinio intelekto ekonomiką. Ir šiuo metu Džordžija yra vienintelė vieta šalyje, kuri tai iš tikrųjų daro. Tačiau pasiekti tai niekada nebuvo tik inžinerijos klausimas. Tai buvo viskas, kas dešimtmečius darė naują branduolinę energetiką praktiškai neįmanoma. Norėdami suprasti, kodėl Džordžija yra viena iš nedaugelio vietų Amerikoje, vis dar galinčių tai padaryti, turite grįžti į tą akimirką, kai šalis pamiršo, kaip statyti branduolines elektrines. 3 mylijos salos avarija nenužudė Amerikos branduolinės energetikos, bet paskandino ją popierizme. Po avarijos 1979 metais kiekvienas naujas reaktorius įstrigdavo tokioje leidimų išdavimo procedūroje, kad prireikdavo metų vien tam, kad būtų galima pradėti statybas. Tada Černobylis pavertė tai politiniu klausimu. Visuomenės palaikymas žlugo, energetikos bendrovės pasitraukė, o branduolinė energetika sustojo. Gamtinės dujos tapo išeitimi. Skalūnų bumas užtvindė JAV pigiu kuru, o dujų jėgaines buvo galima pastatyti per mažiau nei 2 metus, o ne per 10-metį. Branduolinė energetika tuo metu ne tik buvo lėta, tai buvo blogiausia finansinė investicija energetikoje. Gamyklose, kurios anksčiau gamino reaktorių slėginius indus, buvo nutraukta veikla. Inžinieriai galėję užsandarinti apsauginius kupolus paliko šią pramonę. Amerika ne tik nustojo statyti reaktorius, ji prarado įgūdžius juos statyti. Ištisą kartą Janas Bandeita nepastatė nė vieno naujo reaktoriaus. Kiekviena valstija, bandžiusi sugrąžinti branduolinę energetiką, susidūrė su ta pačia problema. Pietų Karolina bandė. Florida svarstė šią idėją. TVA tyrinėjo vieną vietą po kitos. Kiekvienoje iš jų išlaidos padvigubėdavo, paskui patrigubėdavo. Amerika turėjo iš naujo išmokti įgūdžių, kuriuos buvo užmiršusi per 30 metų. Džordžija paveldėjo visas šias problemas, kai 2009 metais pradėjo statybas Vogtle. Tai kodėl Amerika savo branduolinę ateitį patikėjo būtent Džordžijai? Nes kažkas turėjo sumokėti už tai, kad būtų iš naujo išmokta statyti reaktorių nuo nulio pagal šiuolaikines taisykles su darbo jėga, kuri beveik nebeegzistavo. Džordžijos Vogtle 3 ir 4 blokai ne tik gamina milžiniškus elektros kiekius, jie taip pat atstovauja visiškai naujai branduolinių reaktorių kartai. Senesni reaktoriai, pastatyti 1970 ir 80 labai priklausė nuo siurblių ir atsarginių sistemų, kad avarijos metu išlaikytų šią erdvėsę. Naujasis AP1000 reaktorius buvo sukurtas remiantis kur kas baisesnių klausimų. Kas nutinka, jei viskas sugenda?
Visiškas elektros tiekimo nutraukimas. Tokioje situacijoje operatoriai turi vos kelias minutės, kad atstatytų sistemas. Būtent toks košmaras ir sukėlė Fukushimos avariją. Kai elektrinai neteko išorinio elektros tiekimo, aušinimo sistemos sugedo ir per kelias dienas 3 reaktoriai ištirpo. AP-1000 buvo pastatytas taip, kad teoriškai toks scenarijus negalėtų įvykti. Virš reaktoriaus yra didžiulis vandens rezervuaras, kuriame laikoma 100 000 galonų vandens. Jei viskas kitas sugenda, sistema automatiškai atsidaro ir gravitacija perima valdymą. Vanduo užlieja šerdį be elektros ar siurblių. Kai kyla karštis, garai pasiekia plieninio apsauginio gaubto vidų, atvėsta, kondensuojasi ir vėl nukrenta žemyn. Tai sukuria savaime palaikomą aušinimo ciklą, kuris veikia vien tik dėl fizikos dėsnių. Nieko nereikia įjungti, nes sistema buvo sukurta taip, kad veiktų be jokio įjungimo. Ši viena savybė pašalina tūkstančius vožtuvų, siurblių ir mylių kabelių, kurių reikėjo senesniems reaktoriams. Elektrinė turėjo maždaug pusę tiek dalių, kiek panašus senesnis reaktorius. Ji užima mažiau vietos. Ją galima surinkti dalimis gamykloje ir tada sumontuoti vietoje. Teoriškai, visą tai turėjo padaryti AP-1000 pigesnį ir greitesnį pastatyti nei bet kurį ankstesnį reaktorių. Realiame gyvenime, 3-asis blokas veikia daugiau nei 96% savo maksimalaus pajėgumo. Tai reiškia, kad jis beveik nuolat gamina elektrą. Naudžiai pastatytam reaktoriui tai įspūdinga. Dauguma naujų elektrinių daugelį metų susiduria su gedimais, stabdymais ir netikėtomis problemomis. Votlio elektrinė pradėjo veikti ir tiesiog toliau veikia. O energetikos bendrovėms toks stabilumas yra viskas. Jei reaktorius gali tiekti energiją dieną ir naktį be sustojimo, įmonės gali drąsiai sudaryti ilgalaikės sutartis remdamosi tuo. 2026 m. balandį Westinghouse, bendrovė sukūrusi AP-1000 reaktoriaus projektą, paprašė branduolinės reguliavimo komisijos padaryti Vogtlio 4 bloką Amerikos branduolinės ateities šablonu. Kiekviena nauja AP-1000 licenzija brėžinys ir statybos planas būtų siejami su tuo, kas buvo pastatyta Džordžijoje. Ir tai yra svarbu. Šiandien visame pasaulyje veikia tik 6 AP-1000 reaktoriai. Visas vakarų pasaulis turi tik 2 reaktorius Džordžijoje. Tai, kas ten įvyks per artimiausią dešimtmetį, gali nulemti, ar Amerika statys naują branduolinių elektrinių kartą, ar daugiau niekada nebandys. Tačiau pasiekti šį tašką taip pat nebuvo lengva. Pradinis biudžetas buvo apie $14 milijardų. Galutinė suma, kai visi skaičiavimai buvo baigti, siekė $36,8 milijardus. Projektas vėlavo 7 metus ir viršijo biudžetą maždaug $21 milijardų. Pagal bet kokią įprastą logiką, projektas turėjo būti nutrauktas bent 3 kartus. Pirmoji beveik žlugimo akimirka atėjo 2017 m. kovą, kai Westinghouse'as paskelbė bankrotą, kai statybos buvo įpusėjusios. Ji buvo pasirašiusi fiksuotas kainos sutartis, kurių niekas iš tikrųjų negalėjo įvykdyti, nes darbai buvo sunkesni, nei kas nors pripažino. Įmonė žlugo net laikiusi savo pačios pažadų naštos. Jos motininė bendrovė Toshiba patyrė $9 milijardų nuostolį ir pasitraukė iš Amerikos branduolinės energetikos verslo. Georgia's Power ir Southern Company nebeturėjo rangovo. Jie turėjo pusiau pastatytą branduolinę elektrinę, tūkstančius darbuotojų objekte ir nieko, kas juos valdytų. Valstija galėjo uždaryti projektą. Vietoj to Southern Nuclear perėmė projekto valdymą ir pasikvietė Bechtel, tą pačią įmonę, kuri 1980-aisiais statė pirmuosius ir antruosius Vogtle blokus, kad ši rūpintųsi kasdienę statybą. Išlaidų viršijimas nebuvo susijęs vien su bankrotu. Pažadėtos gamykloje pagamintos dalys, kai reaktoriaus segmentai būtų surenkami ne vietoje ir atgabenami, sugriuvo beveik iš karto. Darbininkams teko iš naujo surinkinėti dalis vietoje, taip sužlugdant visą pinigų taupimo idėją, kuria buvo grindžiamas šis projektas. Be to, projektas sunaudojo beveik visą likusią Amerikos branduolinės energetikos darbo jėgą. Elektriniai teko apmokyti beveik 13 000 technikų darbo eigoje. Tas apmokytų žmonių skaičius atskleidžia tikrąją istoriją. Amerika ne tik pastatė elektrinę Džordžijoje, bet ir iš naujo sukūrė visą darbo jėgą aplink ją. Berkso apygardai teko sukurti profesinio rengimo programas visai kartai darbuotojų, kurie niekada nebuvo matę statomo reaktoriaus. Vietiniams suvirintojams teko įgyti branduolinio lygio sertifikatus. Inžinerinės firmos siuntė darbuotojus iš Tenesio, Pietų Karolinos ir Floridos vien tam, kad spėtų su darbais. Daugiau nei 30% Vogtlio darbuotojų buvo karo veteranai. Daugelis jų atėjo tiesiai iš karinio jūrų laivyno branduolinės programos, kuri ir toliau statė povandeninių laivų ir lėktuvnešių reaktorius.
Kiekvienas iš šių darbuotojų dabar perduoda tą patirtį kitam reaktoriui, kurį Amerika bandys pastatyti, nesvarbu, kur jis bebūtų. Prieš pradedant Vogtlio plėtrą, Berko apygarda buvo viena skurdžiausių Džordžijos apygardų. Nedarbo lygis didžiąją 2000-ųjų dalį buvo aukštesnis nei valstijos vidurkis. Visa tai pasikeitė. Statybų piko metu Vogtlio elektrinė tapo didžiausiu privačiu darbdaviu apygardoje ir tai buvo akivaizdus skirtumas. Berko apygardos nekilnojamojo turto mokesčių bazė gerokai išaugo, kai kartu su projektu atsirado statybų infrastruktūra, darbuotojų būstas ir pagalbinis verslas. 13 000 darbuotojų apmokytų Vogtlio elektrinėje sukūrė karjeras, kurios Berko apygardoje nebūtų egzistavusios be šio projekto. O tada atėjo sąskaitos. Georgia Power perdavė išlaidą savo klientams per mechanizmą vadinamą statybos darbais vykstant, kuris yra būtent tai, kaip ir skamba. Klientai moka už elektrinę dar prieš jai pagaminant bent 1 vatą. Mėnesinės gyventojų sąskaitos padidėjo, kai 2023 metais buvo paleistas 3. blokas ir vėl pakilo, kai pradėjo veikti 4. blokas. Ilgainiui įprasta sąskaita padidėjo maždaug 10%. Džordžijos viešųjų paslaugų komisija, išrinkta institucija, kuri reguliuoja komunalinės paslaugas, patvirtino beveik $7,5 milijardo statybos išlaidų, kurios bus tiesiogiai perkeltos klientams, o likusią dalį padengs akcininkai. Tokijo pat dydžio gamtinių dujų elektrinė būtų kainavusi maždaug 10 kartų mažiau. Saulės energija būtų buvusi dar pigesnė. Remiantis šiais skaičiais, protingiausias sprendimas visada buvo atsisakyti šio projekto. Viešųjų paslaugų komisija taip pat nustatė, kad Georgia Power daugelį metų reguliuotojams nuolat pateikdavo netikslės sąnaudų sąmatas. Skaičius, dėl kurių projektas atrodė gyvybingesnis, nei buvo iš tikrųjų. Sąžiningi skaičiai būtų jį palaidoję. Kritika nebuvo teorinė. Reguliuotojai ginčijo projektą. Jis buvo palaikomas prognozėmis, kurios jau nebetitiko realybės. Taigi, ar Vogtlis buvo blogo valdymo katastrofa? Ar tai buvo neišvengiama kaina už tai, kad teko iš naujo mokytis statyti tai, ką šalis buvo pamiršusi? Tai šiek tiek ir viena, ir kita. Blogas valdymas yra užfiksuotas. Bet taip pat užfiksuota ir platesnė realybė, kad Amerika bandė atgaivinti pramonę, kurios iš esmės buvo atsisakiusi. Bet koks atnaujinimas visada turėjo prisiimti išlaidas, kurių pradiniai vertinimai neapėmė. Šaliai reikėjo užbaigto reaktoriaus ir kažkas turėjo sumokėti už šią pamoką. Džordžija pasirašė čekį. Štai kodėl Amerika viską stato ant Džordžijos. Kiekviena kita valstija pažiūrėjo į sąskaitą ir atsisakė. Džordžija sutiko, nepaisant visų nusiskundimų. Ir kai reaktoriai pradėjo veikti, pokalbis pasisuko nuo klausimo, kiek tai kainavo, prie klausimo, ką tai leidžia pasiekti. Vogtlio elektrinė yra brangiausias energetikos projektas, kada nors užbaigtas vakarų pusrutulyje. Tačiau šis projektas padarė tai, ko jokie skaičiavimai negalėjo iki galo įvertinti. Tai įrodė, kad Jungtinės valstijos vis dar gali užbaigti didelį branduolinį reaktorių. $36,8 milijardo buvo išleista 2 reaktoriams. Tačiau taip pat buvo atkurta tiekimo grandinė, apmokyta darbo jėga ir sukurtas veiksmingas šablonas, kuriuo ateities projektai dabar gali remtis, o ne kurti viską nuo nulio. Didelio masto branduolinės statybos susidūrė su sunkumais daugelyje pasaulio šalių. Džordžija tapo viena iš nedaugelio vietų, kur projektas buvo iš tikrųjų įgyvendintas iki galo. Geriausias būdas pamatyti, ką iš tikrųjų padarė Džordžija, yra pažvelgti į ją valstiją, kuri pradėjo tą patį projektą, bet galiausiai jo atsisakė. Maždaug už 200 mylių į rytus nuo Vogtlės elektrinės ant Broad River kranto netoli Jenkinsvilio, Pietų Karolinoje, stovi betoninė duobė. Tai yra tai, kas liko iš VC Samerio 2 ir 3 blokų. Pietų Karolina į tai investavo apie $9 milijardus, kol 2017 m. Liepą nutraukė projektą. Šį projektą vykdžiusios bendrovės Skana ir valstybinė Santee Cooper atšaukė projektą vos po kelių mėnesių po to, kai žlugo Westinghouse'as. Reaktoriai niekada nebuvo baigti, o aikštelė buvo apleista. Rangovas buvo tas pats, reaktoriaus dizainas buvo tas pats. Bankrotas paveikė abu projektus tą pačią dieną. Tai kuo Džordžija skiriasi? Georgia Power aptarnauja apie 2,7 milijono klientų. Skana, Pietų Karolinos elektros ir dujų bendrovė, aptarnavo maždaug 700 000 klientų, ta pati kelių $milijardų sąskaita buvo paskirstyta 4 kartus daugiau vartotojų, todėl vienam namų ūkiui tenkanti našta tapo politiškai išgyvenama, o ne pražūtinga. Antrasis skirtumas buvo tas, kaip buvo parašytos taisyklės. Georgia's Power leidžiama atgauti sąžiningas statybos išlaidas iš klientų pagal sistemą, kurioje viešųjų paslaugų komisija turi beveik visišką sprendžiamąją galią. Pietų Karolina turėjo panašią sistemą popieriuje,
tačiau jos taisyklės, kiek galima priskaičiuoti klientams, buvo griežtesnės. Kai Westinghouse žlugo, Pietų Karolinos reguliuotojai neturėjo politinės apsaugos, kad galėtų tęsti projektą. Trečias skirtumas buvo tas, kas valdė elektrinę. Votlio elektrinę kartu valdo 4 organizacijos. Georgia Power turi didžiausią dalį – 45,7%, o likusi dalis padalinta tarp Oglethorpe Power, Meg Power ir Daltono miesto. Tokia struktūra paskirstė finansinę naštą tarp kaimo kooperatyvų, savivaldybių komunalinių įmonių ir vienos didelės investuotojams priklausančios bendrovės. Taigi, nė vienas dalyvis neprisijėmė visos rizikos. VC Summer iš esmės buvo 2 komunalinių įmonių projektas ir viena iš jų priklausė valstybei. Tai pavertė kiekvieną išlaidų viršijimą politinę kovą. Tačiau svarbiausia buvo štai kas. Georgia jau buvo pastačiusi 2 reaktorius Vogtle elektrinėje 1980-aisiais. Aikštelė turėjo leidimus, licenzijas ir buvo prijungta prie tinklo. Tai buvo plėtra jau esamoje teritorijoje. VC Summer buvo daug arčiau statybų nuo nulio. Ten buvo tik vienas senesnis reaktorius. Tačiau taip pat reikia atsižvelgti į sunkiau išmatuojamą veiksnį – politinę drąsą krizės akimirkomis. Kai Westinghouse žlugo 2017 m. kovą, abi valstijos buvo priverstos per kelias savaitės surengti neeilinius posėdžius. Pietų Karolinos politikai, matydami mažiau klientų ir garsesnius skundus, nusprendė atšaukti projektą. Georgijos vadovybė pasirinko priešingą kelią. Jie nusprendė, kad palikti pusiau baigtą reaktorių išleidus milijardus būtų dar blogiau nei prisimti papildomas išlaidas reikalingas jam užbaigti. Tas sprendimas buvo momentas, kai Georgija pasuko kitu keliu nei Pietų Karolina. Šis skirtumas ir yra priežastis, kodėl ne viena kita valstija nesugebėjo pakartoti to, ką padarė Georgija. Statymas dėl Georgijos pasiteisino, nes Georgija struktūriškai buvo vienintelė valstija, kurioje tai galėjo pasiteisinti. Berkso apygarda turėjo vieną pranašumą, kurio neturėjo jokia kita siūloma vieta. Leidimai, vandens teisės ir branduolinė patirtis, įgyta dar 8-ame dešimtmetyje, jau buvo vietoje. Kai Georgija plėtė Vogtlą, vandens klausimas niekada nebuvo iš naujo svarstytas. Kovos dėl licenzijavimo nebuvo. Kiekviena kita valstija būtų praleidusi metus teismuose, kol būtų pradėta statyba. Georgijos ryšys tarp komunalinių įmonių ir valdžios yra dar glaudesnis nei daugelyje didesnių, politiškai labiau susiskaldžiusių valstijų. Viešųjų paslaugų komisija yra renkama visoje valstijoje ir istoriškai išrinkdavo komisarus, kurie labiau linkę remti ilgalaikę komunalinių paslaugų plėtrą. Be to, įstatymų leidėjai nuolat stiprino projektą per mokesčių taisyklės, finansavimo įstatymus ir politiką, leidžiančią susigrąžinti išlaidas dar vykstant statyboms. Valstybės, turinčios labiau suskaidytas reguliavimo sistemas, būtų susidūrusios su papildomais metais teisinių ir politinių kliūčių, kol statybos būtų pasiekusios šį etapą. Palyginkite tai su Kalifornija arba New Yorku. Abi turi branduolinės energetikos istoriją. Diablo kanjonas Kalifornijoje ir Indian Point New Yorke. Tačiau šiandien abi labiau apibūdinamos spaudimu uždaryti elektrines, o ne statyti naujas. Ne viena iš šių valstijų nebūtų galėjusi priimti Vogtle projekto. Abi baudžia komunalinės įmonės už tokio tipo projektus, kokį įgyvendino Georgija. Ilinojus yra sudėtingesnis atvejis. Čia veikia didžiausias branduolinių elektrinių parkas šalyje – 11 reaktorių. Tačiau visi jie buvo pastatyti iki tol, kol 1980-aisiais statybų kaštai smarkiai išaugo. Jo dereguliuota rinka daro naujos branduolinės energijos gamybą beveik neįmanoma. Komunalinės įmonės negali užtikrinti ilgalaikių kainų, reikalingų susigrąžinti milžiniškas pradinės išlaidas. Tai ir yra spąstai. Dereguliavimas apdovanoja tai, kas jau egzistuoja, bet blokuoja tai, kas ateina vėliau. Todėl branduolinės energijos plėtra susitelkė reguliuojamose pietryčių valstijose, o ne didžiosiose branduolinėse valstijose šiaurėje. Tik Georgija turėjo sąlygas užbaigti vieną projektą iki galo. Ir tai tik didės. 2025 m. gruodį Georgia Power pateikė $16 milijardų vertės planą, pagal kurį iki 2031 metų bus pastatyta tiek naujų elektros gamybos pajėgumų, kad vienu metu būtų galima aprūpinti kelis milijonus namų ūkių. Viešųjų paslaugų komisija vien šiam pasiūlymui skyrė beveik 25 valandas viešų klausimų. Šį planą paskatino viena klientų kategorija, kuri prieš 5 metus dar neegzistavo reikšmingų mastų. 2025 m. sausį Amazon įsipareigojo dar $11 milijardų duomenų centrų plėtrai Georgijoje. Tai nebūsimi ketinimai, o jau investuotas kapitalas.
Tais pačiais metais anksčiau ji įsigijo didelius žemės sklypus valstijoje naujų kompleksų statybai. Ir ji nėra vienintelė. Microsoft, Meta ir Google taip pat yra stipriai įsitvirtinusios Džordžijoje. Jų Atlantos regiono objektai sunaudoja daugiau elektros energijos nei vidutinio dydžio pramonės įmonės. Šis regionas tapo hipermastelio centru. Meta objektas Newtono apygardoje aiškiai parodo šio masto dydį. Viena teritorija, kuri jau plečiama, sunaudoja apie 500 000 galonų vandens per dieną. Tai yra maždaug 10% viso apskrities dienos vandens suvartojimo vien tam, kad palaikytų savo skaičiavimo apkrovą. Ir net to jau nebeužtenka. Newtono apygarda dabar svarsto kelis naujus pasiūlymus, įskaitant duomenų centrus, kurie prašo dar didesnio kiekio vandens ir elektros energijos. Kiekvienas iš šių projektų varžosi dėl to paties – elektros energijos, kurios JATVADės tinklas sunkiai gali užtikrinti. Viešųjų paslaugų komisijos 2025 m. gruodžio sprendimas ir padarė šią plėtrą realią. Georgia Power įsipareigojo sukurti milžinišką naujos elektros energijos pajėgumų bangą, skirtą būtent augančiai pramonės ir duomenų centrų paklausai. Svarbiausia, kad jis sutiko prisijimti didžiąją dalį finansinės rizikos, jei kai kurie projektai nebus įgyvendinti. Šis įsipareigojimas pakeičia rizikos vertinimą kiekvienai įmonei, kuri sprendžia, kur statyti kitą objektą. Komunalinės paslaugos nerizikuoja milijardais, jei jau nežino, kad paklausa ateina. O tai reiškia, kad dirbtinio intelekto ir duomenų centrų bumas artėjantis prie Džordžijos greičiausiai yra daug didesnis nei iki šiol viešai paskelbta. Atlanta jau turi vieną geriausių šviesolaidinio ryšio tinklų šalyje dėl savo telekomunikacijų istorijos. Žemė už miesto ribų vis dar yra palyginti nebrangi. Klimatas padeda sumažinti aušinimo išlaidas, tačiau didžiausias pranašumas yra elektra. Džordžija gali pasiūlyti didelius kiekius patikimos, nuolat tiekiamos elektros energijos, kurią užtikrina didžiausia atominė elektrinė šalyje. Džordžija dabar kuria stambių elektros vartotojų tarifus. Taisyklės, kurios nustato, kaip duomenų centrų klientai perka elektrą taip, kad hipermastelio įmonės galėtų naudoti specialiai joms skirtų švarios energijos gamybos šaltiniu, kartu su elektros tinklo energija. Tokia sistema iš esmės leidžia tokioms įmonėms kaip Microsoft ar Amazon tiesiogiai prisijungti prie atominės energijos, kurią Džordžija ką tik pastatė. Ir čia laikas tampa šiek tiek keistas. Vogel ketvirtasis blokas pradėjo komercinę veiklą 2024 m. balandį. Dirbtinio intelekto kūrimo išlaidos tais pačiais metais pasiekė augimo ribą. Dvi visiškai atskiros laiko juostos. 15 metų trukęs statybų projektas ir sparčiai augantis dirbtinio intelekto kompiuterijos poreikis susitiko tuo pačiu laikotarpiu. Džordžijos valstija kaip tik tuo metu užbaigė vienintelius naujus Amerikos reaktorius per dešimtmetį. Tai didžiausios šalies įmonės suprato, kad niekur kitur negali gauti patikimos elektros energijos. Kitos valstijos per vėlai suprato, kas vyksta. Virdžinija, istorinė Amerikos duomenų centrų sostinė, pasiekė savo tinklo ribą dar prieš galėdama prijungti naujus elektros generavimo pajėgumus. Teksasas, turintis nepriklausomą elektros tinklą, tapo natūraliais dujomis kūrenamų duomenų centrų traukos vieta. Tačiau negali pasiūlyti anglies dvideginio neišskiriančios bazinės energijos. Arizona turi daug erdvės ir saulės, tačiau neturi patikimos bazinės energijos, kuri užtikrintų tiekimą naktį. Šiaurės Virdžinijoje, didžiausiame pasaulyje duomenų centrų centre, PJM Interconnection buvo priversta sustabdyti naujų projektų peržiūras vien tam, kad išspręstų susidariusi vėlavimą. Kol technologijų milžinė baigė tvarkyti dokumentus, kad prijungtų naują miestelį prie tinklo. Konkurentas kitoje valstijoje jau būna pastatęs ir įjungęs 3. Džordžijos pranašumas yra laikinas, tačiau šiuo metu ji turi vieną iš nedaugelio visiškai veikiančių didelio masto švarių bazinės apkrovos sistemų Jungtinėse valstijose. Ir konkurencija yra ne tik iš kitų valstijų. Kiekvieną mėnesį, kai šalis nesugeba pridėti naujos tvirtos bazinės apkrovos, hipermastelio dirbtinio intelekto centrai arba statomi kažkur kitur, vis dažniau užsienyje, arba jie iš viso nestatomi. Abu šie rezultatai perduoda dirbtinio intelekto ekonomiką tiems, kas gali tiekti energiją. Šiuo metu tai yra Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emiratai ir tam tikros Kinijos provincijos. Jungtinėse Arabų Emiratuose tokios partnerystės kaip G42 ir Microsoft įgyvendinamos greitai, nes energija iš anksto paskirstoma per su valstybe susijusias komunalinės įmonės. Žemė jau yra paskirta duomenų centrams. Leidimai pereina per vieningą koordinuotą sistemą, o poreikis skaičiavimo galiai dažnai užtikrinamas dar prieš prasidedant statyboms. Tai pašalina įprastus vėlavimus, kurie kitur lėtina hipermastelio plėtrą.
Kiekvienas Gruzijos tiekiamas gigavatas yra gigavatas, kurio tos šalys nebegali parduoti Amerikos technologijų bendrovėms, ieškančioms vietos. Valstybė, kuri išgyveno finansinę agoniją, dabar kontroliuoja vienintelį didį produktą, kurio visa dirbtinio intelekto ekonomika desperatiškai siekia įsigyti. Ir dabar kiekviena šalies energetikos bendrovė stebi, kas toliau vyks Vogelyje. Ne tai, kas vyko statybų metu, ta istorija jau baigta, o tai, kas vyks eksploatacijos metu. Jei blokai artimiausią dešimtmetį veiks daugiau nei 90% pajėgumu su įprastomis priežiūros išlaidomis, AP1000 dizainas taps įrodymu, kuris atgaivins didelio masto Amerikos branduolinės energetikos statybas. Jei patikimumas sumažės, jei kuro kainos smarkiai išaugs arba atsiras didelių remonto darbų, argumentai prieš naujas statybas taps dar tvirtesni. Kol kas įrodymai yra gana stiprus. Jungtinių valstijų energetikos departamento paskolų programų biuro duomenimis, ketvirtojo bloko statybos etapas iš tikrųjų kainavo 30% pigiau nei 3 įjojo bloko, nors jie buvo statomi greta vienas kito. Tai rodo, kad mokymasis vyko realiu laiku. Ta pati darbo jėga, kuri pirmąjį bloką statė, 15 metų antrąjį pastatė greičiau ir pigiau. PricewaterhouseCoopers prognozavo, kad 10 naujų AP1000 reaktorių parkas galėtų sukurti beveik 93 milijardus JAV dolerių ekonominės naudos. Tai taip pat užtikrintų 10 000 darbo vietų daugiau nei 10-metį trunkančios statybos metu. Ir didžiausias pokytis būtų ne tik ekonominis, bet ir susijęs su kaina. Kai pramonė pradės nuolat statyti reaktorius, statybos kaštai galėtų sumažėti maždaug trečdaliu, palyginti su Vogtle. Ar toks rezultatas iš tikrųjų bus pasiektas, yra pagrindinis klausimas JAV branduolinės energetikos plėtrai. Jei kitas AP1000 tipo reaktorius kainuos žymiai mažiau nei Vogtle bazinę kainą, branduolinė energetika taps konkurencinga su dujomis dideliu mastu. Jei ne, Vogtle taps riba, o ne tramplinu. Yra precedentų abiem rezultatams. Šalis, kurios statė nuolat, žymiai sumažino kaštus. Šalis, kurios darė pertraukas, matė nuolatinį kaštų augimą. Pagrindinis veiksnys yra kartojimas, o ne vien tik dizainas. Ir idėja apie daugiau branduolinių reaktorių jau nebėra tik teorija. Westinghouse'as paskelbė planus statyti kelis AP1000 reaktorius Jungtinėse valstijose, numatant jų pastatymą iki 2030 metų. Naujas AP1000 projektas jau pasiūlytas Pietų Karolinoje, toje pačioje vietovėje, kuri anksčiau atsisakė šios technologijos. Kitos valstijos taip pat siekia skirtingų branduolinės energetikos krypčių – mažų modulių reaktorių, pažangių greitųjų reaktorių ir uždarytų elektrinių atnaujinimo programų. Džordžijos sėkmė dažnai pateikiama kaip vienos valstijos politinės valios istorija. Tačiau finansinė realybė yra kur kas sudėtingesnė. Projektas išgyvena Westinghouse bankrotą iš dalies todėl, kad energetikos departamentas 2014 metais suteikė $8,3 milijardo federalinę paskolos garantiją. Didžiausia branduolinės energetikos paskolos garantija energetikos departamento istorijoje. Kai projektas buvo užbaigtas, bendra federalinė kredito rizika išaugo iki maždaug $12 milijardų, nes projekto apimtis išsiplėtė. Be jos finansavimas būtų žlugęs, nepaisant to, ką būtų nusprendę Džordžijos politikai. Vašingtonas statė už tai, kad Džordžija užbaigs projektą. Džordžija pasirūpino, kad Vašingtonas nepralaimėtų. Dabar kyla klausimas, ar kitus 10 AP1000 reaktorių bus galima finansuoti tokiu pačiu būdu? Ar federalinė paskolų programa pakankamai greitai išsiplės, kad atitiktų pramonės poreikius statyti tiek, kiek iš jos reikalaujama? Vietoj pavienių branduolinių projektų dabar strategija yra standartizacija ir kartojimas. Federalinis tikslas dabar – maždaug 4 kartus padidinti branduolinę galią iki šio amžiaus vidurio. Tokio masto neįmanoma pasiekti vykdant pavienius nestandartinius projektus. Tai priklauso nuo pakartotinio standartizuotų projektų diegimo. Vogtlis yra pirmasis to įrodymas. Džordžija išleido $36,8 milijardo ir 20 metų politinio kapitalo, kad atsakytų į vieną klausimą. Ar Amerika vis dar gali statyti branduolinę energetiką? Po bankrotų, ieškinių, reguliavimo karų, klientų maištų ir darbo jėgos, kurią teko atkurti nuo nulio, atsakymas yra taip. Brangiai, vos ir tik todėl, kad viena valstija buvo struktūriškai pasirengusi sugerti žalą, kuri kitur būtų pražudžiusi projektą. Sunkesnis klausimas yra, kas bus toliau. Ar Vogtle reiškia atspirties tašką, kuris sumažins ateities kaštus per pasikartojimą, ar struktūrinę ribą apibrėžiančią, kiek brangi tapo branduolinė statyba? Reaktoriai veikia, įgūdžiai atkurti. Etaloninis objektas yra licencijuotas. Kiekviena pagrindinė elektros rinka Jungtinėse valstijose dabar išbando savo versiją to paties klausimo, į kurį Džordžija jau sumokėjo atsakymą.
Kitas pramoninės energijos etapas jau sprendžiamas realiu laiku. Valstija, kuri prisijėmė visas projekto sukeltas išlaidas, dabar yra vienintelė valstija, galinti gauti visą naudą, už kurią dirbtinio intelekto ekonomika yra pasirengusi mokėti. Ji įgyvendino vienintelį didelio masto veikiantį pavyzdį, kurį Jungtinės valstijos šiuo metu turi, kaip apskritai atkurti branduolinius pajėgumus. Ačiū, kad šiandien prisijungėte prie manęs. Tikiuosi, kad jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, prašau užsiprenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai daro skirtumą. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje MapPack.